Sveiki, tamstos. Šiandien noriu parodyti video registratorių, taip vadinamą. Vat štai toks nedidelis, iš tikrųjų pakankamai. Kompaktiškas. Išjungiu. Iš tikrųjų pakuotė atėjo tokia maišelė realiai ir minkštas vokas. Tai taip labai jau tokia minimalistinė, kaip sakant, paprasta, be jokios dėžutės, be nieko. Na, galbūt pliusas, galbūt minusas, gal dėl to kaina šiek tiek mažesnė. Kainavo apie 20 eurų. Šiebėjus pirkau, linką įmesiu. Galėsit pasižiūrėti. Seleris, iš tikrųjų, jeigu pirksit, tai nežinau, man neįtin patiko, bet anyway. Pirkt galima, atėjo kaip bebūtų. Kaip matot, iš čia pats įsijunginėja, toj prie funkcijų pereisim prie jo, parodysiu kodėl. Taigi, kaip minėjau, pakuotė tokia visai prastai. Aš pirmą ją norėjau pasibandyti iš tikrųjų, nes reikėjo man atiduoti, nes savo pirkau aš ją. Tai iškart, kaip sakant, pasibandžiau, pasifilmavau, kaip tas visas atrodo ir gale video įdėsiu maždaug vaizdą. Kokį jisai filmuoja, nes čia kaip bebūtų yra esminis dalykas. Kokybė taip savęs, sakyčiau, tikėjausi gal šiek tiek geresnės, bet numerius žiūrėti įmanoma iš esmės, kai netoli mašina. Naudotis įmanoma, viskas tvarkoja. Nėra pats blatniausias, ką mačiau, bet nėra ir pats prasčiausias. Tai komplektukas. Komplektukė yra laidas, pajungimai prie kompo, mašininis pakrovėjas, lėtas junginėjimas automatinis. Ir toksai, kaip sakant, montavimas. Montuojasi labai iš tikrųjų nesudėtingai, pakankamai taip. Išspaudžiat ir viskas, ir prie lango laikosi. Bent jau vieną dieną važinėjau, tai tą dieną atlaikė, jokių problemų nenukrito man. Jinai turi, neišbandžiau filmavimo naktį. Iš tikrųjų dabar vėlai labai temsta, tai taip ir nepavyko išbandyti. Turi naktinio matymo, tipo šitos lemputės, taigi iš esmės gali būti, kad galima kažką įžiūrėti ir naktį. Priekiniai pusė taip pat mikrofonas yra. Ir garsiakalbis. Taip, daugiau kas čia pas mus yra lizdai mini USB krovimui. HDMI pajungimas mini. Čia jau, kad turbūt prijungti kartelį kažkur žiūrėti. Nežinau, čia labai aktualu. Išsitraukiu kortelį į CD kompą, kam to reikia. Ir audio video autas. AV out. Čia turbūt garsų išvestys kažkokia, bet nežinau, kam to reikia. Ir 2,7 colio pas mus yra ekranas priekį, toksai ir 4 mygtukai čia ir 2 čia. Taip pat statosi micro SD kortelė atminčiai, jinai pats aparačiukas viduje atminties neturi. Taip pat yra viduje montuota, kaip matot, baterija. Jis man dabar jau filmuoja iš tikrųjų. Vaizdelį, tai jisai reiškiasi, kad ir išjungus variklį, jisai vis tiek dar kurį laiką gyvas yra, ten galima nustatymus senai. Gal ir perinam per nustatymus, pasižiūrim, ką turim. Gerai, sustabdom filmavimą, jisai iškart, kai jungiasi, iškart pradeda filmuoti automatiškai, pačiam įjunginėti nereikia. Turim rezoliuciją. Šiaip rašo, kad tai yra Full HD, maksimaliai Full HD yra. Video gaunasi Full HD, bet aš manau, kad ten interpeliacija yra ir iš tikrųjų taip pagražina, kad būtų Full HD. Čia HD greičiau kokybė bus. Loop recording. Galima nustatyti, kiek minučių video, kad būtų. Jisai rašo, tarkim, užstatom 1 minutę, jisai 1 minutės video padaro ir iškart sukuria naują failiuką. Ir taip kuria vis naujus filmukus, kol jūs pats nepaspaudžiat išsaugoti arba neįvyksta avarija. Jisai turi viduje savo, bent jau rašo, kad turi G sensorių. Tai iš esmės, jeigu jį sukratai kažkiek stipriau, jis tą video išsaugus, bet ačiū. Įsijungs, ar neišjungs. Exposure, tiesą sakant, taip ir nežinau, ką reiškia. Čia turbūt gal šviesumas koks ir dar kažkas, tai nežinau, kas čia reguliuojasi. Motion detection, čia yra tai, dėl ko jis man sukinėjusi. Įsijunginėja tai yra. Iš esmės, kad ir mašinoje jūs paliekat, išjungtas variklis, jisai pats aparačiukas išsijungia, ten po minutės nustatymų. Ir tokiu būdu, kad jeigu kažkas į mašiną laušys, ten garsas kažkoks padidės arba ten susikratys biški mašinas ir vėl pradės įrašinėti.
Taigi yra tikimybė, kad kažką nufilmuosiu įdomaus, kas jums galėtų padėti surasti po to tos nusikaltėlius. Tai va, taip, grįžtam į meniu mūsų. Taip. Filmavimą. Kas pas mus dar buvo įdomaus? Audio. Audio mes čia turim, galima įrašinėti su garsu. Iš tikrųjų garsas pakankamai aiškiai, kalbėjau telefonu ir viską girdėjau iš esmės, ką aš mokėjau. Ir kad matytųsi data pačiam filmukui. Galima jums išjungti. Taip, toliau nustatymai yra galima datą nusistatyti, auto power off. Tai va čia yra po kiek laiko jisai išsijungs, kai išjungsit variklį. Galima palikti, kad šiek tiek būtų, galima išjungti. Čia, kad pipsėjimas būtų, kai spaudė mygtukus. Kalba. Kalba pas mus yra anglų, va, kaip aš perėsiu per visus, galėsit pasižiūrėti. Lietuviškos nėra dėja. Taip, Mode TV, čia jeigu prie televizoriaus jungt, aš prancūzų kalbą jungiu, geras. Tai va, čia yra G sensorius, čia galima nustatyti, kokio lygio reikia jam sugretimo, kad jisai išsaugotų filmuką, galima taip sakyti. Kaip jį reikia sudrebinti, kiek G. Tai aš iškalbant gal pastatau. Tai va, G sensorius, taip, screensaveriai. O čia tiesą sakant, nežinau kas yra. Po 1 minutės screensaveris įjungia, nu gali būti. Gal išjungia ekraną, kad nefilmuotų, kai, ta prasme, važiuojant. 60 Hz filmavimas, čia koksai frequency, dažnumas. Parking guardas, tai va čia aš taip įsivaizduoju, kad yra tas, kai mašina pastatyta, kad galbūt kai įsiplėšia. Šitą nežinau iš tikrųjų. Paspaudžiu vėl. Taip, kas čia dar pas mus buvo įdomaus? Taip, tai suformatuot kortelę, man kažkodėl įkišus ir prašė iškart suformatuoti, man netiko kažkoks tai formatas pačios kortelės. Čia 32 dabar įkišau gigabaitų, viskas tvarkoja, o 64 jis mane norėjo valgyti. Jam jau per daug. Tai va, statyti gamyklinius parametrus taip pat yra ir versija. Tokie pas mus meniu nustatymai. Ten šiek tiek Mode mygtuką paspaudus persijungia, tarkim, galima nuotraukas daryti. Daro nuotraukykės. Tada galima įsijungti iškart mašinę, peržiūrėti, kas buvo filmuota, o čia tarkim paskutinis filmavimas. Galima per video eiti. Čia tokia, kas buvo pas mus. Nuotraukos visokios ir taip toliau. Tai va, kaip minėjau, nuotraukas galima daryti. Taip fakina. Kokybė ne pati geriausia, bet iš tikrųjų žiūrėti galima kažką tai išmatysi, kaip sako. Tai va, toksai va aparačiukas. Iš esmės, sakau, pasinaudojau tik tai vieną dieną. Na, įspūdį tokio vidutinišką paliko, nieko taip labai nenustebino, bet kaip minėjau, naudotis galima. Baterija laiko ne per daugiausiai, ten 300 mAh tik tai. Tai aš manau, kad jam iš tikrųjų nereikia ten valandas filmuoti nepajungus į akumuliatorių. Mat, kaip matot, laidas yra labai ilgas, nežinau, gal čia 3 metrai turbūt kokie bus. Tai iš esmės apsivedžioja aplink stiklą priekinį ir gali savo prisiklijavus turėti. Tai va, taip pat yra dar įdėtas toksai dvipusė juosta. Nežinau kam. Turbūt prisiklijuoti, turbūt tiesiogiai jį kažkaip tai prie kažkur tai, kad jis pastoviai būtų. Tai va, toksai daikčiukas, daugiau kaip ir nieko įdomaus jame neradau. Iš tikrųjų, tokios esminės ir pagrindinės funkcijos yra, daugiau nieko jame ir nėra. Dar nuotraukos meniu galim pasižiūrėti, bet aš manau, nuotraukas su juo daryti čia tikrai ne tas aparatas. Čia va nustatymai, man galima apsaugoti tam tikrą video. Čia yra nustatymas, aš dabar jau esu peržiūros. Tai va, galima slideshow žiūrėti, tiesiog tas nuotraukas visas ir video, kas yra, ir galima apsaugoti tam tikrus video, jeigu norit. Tai prasme, kad jau jų nebeištrintų.
nes jisai rašo vieną filmuką, po to visi rašinėja po vieną filmuką po 1 minutę ir kai vietą baiginėjasi, jisai iš naujo pradeda trinti tos senuosius ir rašinėja ant viršaus. Tai vat, kad neištrintų, jau galima apsisaugoti tam tikrus filmukus, kuriuos norit išsaugoti. Taip, ir kaip minėjau, nuotraukų formatas. Grįžtam į naudą. Ką mes čia nuotraukų nustatymuose turim? Taip, tai sequences, nežinau iš tikrųjų kas yra, netgi galima white balance nustatyti automatinis ir ten kiekvienai dienai. Exposure, tai čia nežinau net kas yra, anti-shakingas galima įsijungti, kad nedrebėtų. Tai čia kaip minėjau nuotraukų yra. Ir kad data būtų nuotraukų. Tai va, tokie dalykiukai. Tai va, kaip minėjau, dabar bus video, kaip tai vis atrodo, kokios kokybės jisai filmuoja. Taigi dėkui, kad žiūrėjot ir iki greito. Tai esate už, norite, tiesiog, kad šeimos apsispręstų ir priimtų savo namus dar vieną laiką, ar ne? Tikrai taip, nedirbčiau šitą darbą, jeigu netikėčiau, kad tai yra prasminga. Tai visomis prasmėmis tai yra labai daug. Man atrodo, duoda šitas vaidmuo ir savo labai daug žmonės gauna, globėjai. Tikrai atrandi savyje savybių, kurių galbūt net nežinojai, kad turys. Kita vertus, tai yra tiesiog, jeigu šeimoje, sakysim, yra daugiau vaikų, tai yra irgi rodomas pavyzdys, kad negyvenam izoliuoti, bet kažkaip esam atviri, rūpinamės, nesam abejingi. Toms bėdoms, kuriam šeimos susitinka. Nes globa, kaip jau skambiai pasakysiu, bet yra pagalba ne tik vaikų, bet pagalba jo šeimai. Jeigu jau taip idealiuoju atveju globa, sakysim. Ir ta prasme, kad turėtų vis tik tai globojamas vaikas grįžti savo šeimą, ar ne? Taip teoriškai turėtų būti. Jeigu šeimos sąlygos leidžia jam sugrįžti į šeimą, taip turėtų. Ne visą laiką tas įmanoma. Vaikai ir užauga globėjų šeimose, bet šiaip taip turėtų būti. Individualu labai. Kartais nėra kur sugrįžti. Tai globos tikslas nebegali būti vaikų grąžinimas į šeimą. Bet čia kiekviena istorija savita. Ir dėl tos naudos, tai galvoju, ir visuomenė yra labai naudinga, kai tai yra pigiausias būdas ir prasmingiausias ir psichologiškai yra naudingiausias vaikams augti būtent globėjų šeimos institucijose. Pigiausias, tai turit omeny tikriausiai ne tik tai kiek yra skiriama lėšų globėjams kaip parama, bet ir iš esmės dar visi tie infrastruktūriniai klausimai. Tai yra ekonomiškiausias, kaip pasakysiu, ekonomiškiausias. Aš dabar matau, kad iš tikrųjų jau pas mus ateina laikas pertraukėlį, tai labai norėsiu apie tai dar pratęsti kalbą po pertraukos. Kaip čia gaunasi, kad pats efektyviausias būdas, pats netgi ekonomiškai naudingiausias ir pigiausias būdas auginti vaikus pas mus vis dar kažkaip tai niekaip neprasiskina kelio ir mes vis dar kažkaip nelabai galime įvykdyti tos reformos, kurią vykdom atrodo tiek metų. Tai, mėly klausytojai, likite su mumis, po pertraukėlės grįšim ir pratęsim pokalbį. Ir taip pat pakviesiu jūs skambinti studiją telefonu 852 431 431. Nenervinsiu ir neuždavinėsiu šitų klausimų, nes mano akim žiūrint yra kvaila klausti to, kai kažkodėl manoma, kad yra visiškai normalu, kad globos namuose dirbantis žmogus gauna atlyginimą. Aišku, nestebuklinga, bet tarkime, kokius nors ten 500-600 eurų gauna atlyginimą, o jeigu jisai rūpinasi vaiku savo namuose ir gyvena su juo ir iš tikrųjų suteikia jam šeimą ir namus, tai tada jau kažkodėl negalima žmogui mokėti atlyginimą. Tai gerai, tai šitą klausimą abipusių sutarimų praleidžiam, ar ne? Bet man tik tai kažkaip norisi geriau suprasti, jeigu jau mes kalbam būtent apie tą profesionalią globą, tai aš taip suprantu, kad būtent paaugliai ir būtų tie kandidatai, kuriems tikrai ypatingai būtų reikalinga tokia globa, nes labai dažnai jų, kaip dažniausiai, jų niekas nenori globoti ar įvaikinti ir vis tik tai jiems būtų daug geriau gyventi šeimoje, negu kad globos namuose. Tai ar orientuojasi į tai valstybė, pavyzdžiui, ar savivaldybė, ar su jumis bendradarbiaujama, kaip nors, kad, tarkim, padėti rasti daugiau šeimų.